Bažnyčioje mes mokinamės Dievo išminties. Ir Dievo išmintis, jinai labai dažnai yra kitokia negu šio pasaulio išmintis. Negu tai, kas yra protinga pasaulyje, kartais tai Dievo yra kvailystė. Ir tai, kas yra pasauliui kvaila, neteisinga, žema, Dievas tave mato didelį išmintį. Ir mes, žinoma, mokinamės to. Žinote, kiekvienas iš mūsų naudojame kasdien internetą ir galime matyti, kiek daug ir internete yra visokių coacherių, mokytojų, gūrų, kurie mokina pačių įvairiausių dalykų. Kaip pagerinti savo gyvenimą, kaip valdyti jį, kaip būti stipriu, kaip kilti virš visų savo problemų, kaip nepasiduoti depresijai, kaip prisivilioti sėkmę, kaip būti finansiškai nepriklausomam, kaip būti apskritai tvirta, stipria asmenybė. Kartais mokinama, kaip manipuliuoti kitais žmonėmis, kaip valdyti jos, kad pasiekti savo tikslų. Ir daugybė žmonių, jie seka šitais mokymais. Jie mokinasi, jie ieško tos išminties, kad galėtų sulaukti savo gyvenime kažkokių pokyčių. Nes dažniausiai gyvenimas nėra tenkinantis. Ir žinote, šią savaitę aš svarsčiau apie Gideono istoriją. Galbūt atsimenate tokį žmogų, kuris gyveno seniai. Ir jo istorija iš tikrųjų labai įdomi. Ten labai daug yra pamokų, kurios galėtų mus išmokinti kažko. Tačiau skaitydamas tą istoriją, šį kartą aš atkreipiau dėmesį į vieną žmogaus savybę, į kurią Dievas turi labai įdomų požiūrį. Ir kartais lygtais teikia pirmenybę žmonėms turintiems šitą savybę. Ir Gideono istoriją mes tai galime pamatyti. Tačiau pradžiai, kad mes prisimintume Gideono istoriją, aš noriu paprašyti, kad Joelis įjungtų mums tokį filmuką. Kažkada, kada buvo vaikų stovykla, mes ruošiame pamokėlės ir sukūrėme tokį filmuką, kurį patys įgarsiname. Ir žinote, dažniausiai štai kaip čia mes matėme šitam video, taip yra pristatoma Gideono istorija. Bet iš tikrųjų, ten yra daugiau intrigos, kuri buvo paslėpta. Ir video mums priminė, kad tais laikais, kada gyveno Gideonas, Izraelio tautą okupavo midjaniečių tauta. Ir kada ateidavo skirtingi užkariautojai, jie dažniausiai turėdavo skirtingas strategijas, kaip paverti tas tautas ir kaip jas laikyti paklusnume. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai buvo naudojamos didžiulės duoklės, kad žmonės dirbtų ir tik tai galvotų, kaip grąžinti tas duoklės ir apie nieką daugiau negalvotų. Filistinai, jie, pavyzdžiui, išnaikindavo kalvius ir visokias dirbtuves, amatus, kad patys žydai negalėtų pasidaryti kardų ir negalėtų padaryti sukilimo. Babiloniečiai, jie didžiąją dalį žmonių paversdavo vergais, išvesdavo, kraštas tapdavo tuščias, stipriausių žmonių nebūdavo, irgi nebuvo kam daryti sukilimo. Persai ištremdavo aukštuomenę, nebuvo kam vadovauti, nebuvo kam kažkaip valdyti žmonės ir jos skatinti. O midjaniečiai mes matome, kad jie dirbtinai kurdavo badą. Jie ateidavo, surinkdavo, atimdavo visą derlių ir žmonės badaudami, jie neturėjo jėgų priešintis, jie neturėjo jėgų galvoti apie kažkokius sukilimus. Ir tokiu būdu tos tautos jos buvo laikomos pavergtomis. Ir štai mes skaitome Teisėjų knygoje 6 skyrius nuo 11 eilutės. Jeigu jūs turit Biblijas, tai atsiverskite, nes mes čia nemažai skaitysim šitos skyriaus. Ir 11 eilutė rašoma, kad viešpaties angelas atėjo ir atsisėdo po ąžuolu prie Ofros, priklausančios Jehoašui Abiezerui. Tuo metu jo sūnus Gideonas bloškė kviečius vyno spaudykloje, slėpdamasis nuo midjaniečių. Ir mes skaitome ten šitame skyriuje, kad žydai, jie kaip kas galėjo, jie slėpė savo maistą. Tam, kad galėtų išlikti, kad galėtų valgyti, kad jų šeima galėtų turėti ką valgyti. Ir skaitome, kad jie buvo išsikasę olų, tokių lindinių kalnuose ir visą, ką gaudavo, kažkokius kviečius, jie slėpdavo tenais, kad atėję midjaniečiai neatimtų.
Jie pasistatydavo kai kurie tvirtovės, kur buvo daugiau žmonių ir bandė taip apsisaugoti. Ir kada mes skaitome, kad Gideonas slėpėsi, tai neaiškiai žinot, kad mes įsivaizduojame, kad nuėjai į Maksimą, greitai nupirkai batoną, grįžai namo ir paslėpėjai kažkur. Tais laikais taip nebuvo, reikėjo užauginti kviečius, reikėjo juos išdirbti, reikėjo iškepti, padaryti miltus, tada iškepti duoną ir tada ją kažkur slėpti. Ir iš tikrųjų buvo labai sudėtinga tą padaryti. Ir mes matome, kad Gideonas, jisai slepiasi, jisai netgi ten išmušinėdamas tos kviečius, jis kažkur nueina ten, kur prie vyno spaustuvės, kur visai neturi būti kviečių, kad midjaniečiam tikrai nekiltų mintis eiti ir ten ieškoti. Taigi iš tikrųjų jisai yra baimėje. Kada pas jį ateina angelas, jisai slepiasi ir jis yra baimėje. Ir štai pas tokį pasislėpusi Gideoną ateina Dievo angelas. Ir jisai sako jam, eik su savo jėga ir išgelbėk Izraelį iš Midjano rankos. Žinok, kad aš tave siunčiu. Su kokia jėga eiti? Jisgi slepiasi. Ten nėra jokios jėgos, ten yra baimė. Bet štai Dievas sako, su šita jėga eik, aš tave siunčiu. Ir 15 eilutėje mes skaitome, kad Gideonas atsakė, prašau atleisti mano viešpatį, bet kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Žiūrėk, mano šeima yra menkiausia Manaso giminėje, o aš esu jauniausias savo tėvo namuose. Gideonas turi daug priežasčių, kodėl Dievas neturi siųsti jo. Kodėl tai turi būti būtent ne aš, o kažkas kitas. Ir didžioji dalis šitų priežasčių jos nėra išgalvotos, jos yra teisingos, jos turi savo pagrindą. Ir vis dėlto mes matome, kad jame, tame Gideone, matome labai didelį nepasitikėjimą savimi. Mes matome norą kažkaip nukreipti tą Dievo balsą kažkur link kitų žmonių. Ir matome tokią abejonę to pašaukimu, kurį Dievas jam kalba. Ir kai Dievo pasiuntinys pasako nebijoti, nes Dievas bus su Gideonu, Gideonas vėlgi nepasitikė ir jis nori įsitikinti, kad tikrai šitas pasiuntinys gali kalbėti Dievo vardu. 17 eilutė jisai sako, jei radau malonę tavo akise, duok man ženklą, kad tu kalbi su manimi. Įrodyk kažkaip, kad tu tikrai iš Dievo. Ir mes matome, kad kada angelas sudegina tą maistą ir pats pradingsta, tada Gideonas labai išsigąsta. Vietoj to, kad gauti tą patvirtinimą, jis dar labiau išsigąsta ir sako, kad turbūt aš mirsiu, nes mačiau Dievą. Ir kaip mes matėme ir filmukė, ir Dievo žodis mums pasakoja, kad netrukas Gideonas gauna užduotį iš Dievo. Ir ta užduotis yra sugriauti Baalo aukurą ir iškirsti giraitę, kuri buvo laikoma šventa ir buvo šalia to aukuro. Ir tą aukurą pastatė niekas kitas kaip jo paties tėtis. Mes matome, kad netgi Gideono šeimoje buvo garbinamas Baalas. Ir 27 eilutėje rašoma, kad bijodamas tai padaryti dieną dėl savo tėvo šeimynos ir miesto žmonių, Gideonas padarė tai nakčia. Mes matome vėl, jis bijo. Tai žmogus, kuris bijo, bailys. Jis slepiasi, jisai abejoja, jisai bijo tai daryti, bet vis dėlto jis tą padaro, nors ir naktį, ir taip įgyvendina tą Dievo pašaukimą. Taip Gideonas pradėjo įgyvendinti Dievo darbus, kurios viešpas buvo numatęs jo gyvenime, su baime, drebėdamas, bet jis tai daro. Ir štai vieną dieną į tautą, į šitą kraštą ateina priešai. 33-35 eilutėje skaitom apie tai. Visas Midjanas, Amalekas ir rytų gyventojai susibūrė ir perėjo Jordaną, pasistatė stovyklą Jezreelio lygumoje. Bet viešpaties dvasia apėmė Gideoną. Jis pūtė ragą ir Abiezerai susitelkė jį sekti. Jis išsiuntė pasiuntinius į visą Manasą ir jie susitelkė jį sekti. Tada jis siuntė pasiuntinius ir į Ašerą, į Zabuloną bei Naftalį ir jie taip pat atėjo jo pasitikti. Žinot, čia rašoma, kad viešpaties dvasia apėmė Gideoną ir jis pradeda veikti. Ir penktadienį mes turėjome jaunimo susirinkimą ir mes kalbėjome apie šventąją dvasią.
Ir jaunuoliai, su kuriais mes bendravome, mes matome čia puikų pavyzdį, kaip šventoji dvasia veikia. Šitas bailus žmogus, Gideonas, kuris nieko nenori daryti, nori kažkaip pabėgti nuo atsakomybės, jis bijo, bet štai kada viešpaties dvasia nužengia ant jo, įsigyja drąsos, pradeda kaip lyderis elgtis, pasitelkia lyderystę, pradeda kviesti kitus žmonės, kitas gentis, kad jos kartu susijungtų prieš šitą priešą. Tai veikia šventoji dvasia, jinai suteikia galią, jinai suteikia drąsą, jinai duoda mums tai, ko mes patys negalime turėti, bet tai ateina iš Dievo. Ir štai 36-37 eilutė. Mes skaitome, kad nors Dievo dvasia pripildė Gideoną, davė jam tokio ryžto, tačiau tos abejonės, jos niekur nedingo. Ir nors jis supranta, kad Dievas kviečia, tačiau truputį yra nerimo, yra abejonių. Ir štai nuo 36 eilutės mes skaitome, kad Gideonas kreipėsi į Dievą. Jei iš tikrųjų ketini išgelbėti Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs, tai žiūrėk, aš padedu nukirptą vilną klojime ant aslos. Jei rasa bus tik ant vilnos, o visa žemė aplinkui liks sausa, žinosiu, kad tu išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs. Ir taip įvyksta. Ir tada vėliau nuo 39 eilutės, tada Gideonas tarė Dievui, te neužsidega tavo pyktis ant manęs, jei dar sykį kalbėsiu. Prašau leisti man dar vieną kartą bandyti su vilnomis. Ir jis vėl prašo dar kito ženklo. Ir vėl bando Dievą, kad gauti tą įsitikinimą, kad gauti Dievo įrodymus, kad tikrai Dievas nori per jį išgelbėti. Ir nors Dievas pats vadovavo tai visai karių atrankai, kai matėte, jisai sakė, kad tegul žmonės geria ir vieni geria taip, kiti anaip, ir taip Dievas išskyrė jos, kurie tinkami eiti toliau su Gideonu, kurie turi grįžti namo. Bet Gideonas vis dar buvo pilnas baimės. Ir netgi paskui vėliau, jau kada visi pasiruošę, reikia tik tai pulti. Teisėjo 7 skyrius, 9-11 eilutė sako, tą pačią naktį viešpats tarė jam, kelkis ir pulk stovyklą, nes atidaviau ją tau į rankas. Bet jei bijai pulti, nusileisk į stovyklą su savo ginklanešiu ir pasiklausyk, ką jie kalba. Ir taip, Gideonas bijojo. Jisai leidžiasi, klausosi pokalbių, kurie vyksta ir mato, kad tie patys priešai jau yra baimėje, jie patys žiauriai išsigandė ir tada jis sutvirtėja ir paskui eina ir nugali. Ir žinote, kada aš skaičiau šitą istoriją, aš galvojau, nejaugi visame Izraelyje nebuvo kito normalesnio žmogaus, kurį Dievas galėtų pakviesti savo darbą išpildyti. Tikrai buvo kažkokio kito, kuris paklausytų kažkaip iš pirmo karto, kuris neturėtų tiek abejonių, kuris nereikalautų tiek patikrinimo, kažkokių patvirtinimų. Tikrai buvo tokių žmonių. Bet pasirodo, kad Dievui nėra stabdis žmogaus silpnumas. Jam patinka keisti žmonės. Jam patinka silpni žmonės, nes jis gali pakeisti. Ir aš pradėjau galvoti, kaipgi taip yra. Ir aš pastebėjau, kad netgi, kai jis atėjo pas besislepiantį Gideoną, jis sveikinasi, sveikas, galingas karžygy. Dievas mato širdį ir žino ne tik tai, ko mes esame dabar, bet ir tai, ko jis gali mus padaryti. Ir aš stebiuosi, kiek daug kantrumo yra šitoje istorijoje. Kaip Dievas taip kantriai veda Gideoną per jo visas tas abejonės, per jo baimės iki tos pergalingos pabaigos. Koks mūsų viešpats yra kantrus. Ir štai pradėjęs toks kaip bailus, kaip menkas žmogus, Gideonas tampa didvyriu, su Dievo pagalba išgelbėjusiu tautą nuo priešo. Ir galiausiai tauta prašo netgi tapti, kad Gideonas taptų jų valdytoju. 8 skyrius nuo 22 eilutės mes skaitome. Tada Izraelio vyrai kreipėsi į Gideoną. Valdyk mus tu, taip pat tavo sūnus ir tavo vaikaitis,
nes išgelbėjai mus iš Midjano rankos. Gideonas jiems atsakė, nei aš jūsų valdysiu, nei mano sūnus jūs valdys. Viešpats jūs valdys. Ir žinote, kada aš tai perskaičiau, aš kart prisiminiau karalių Saulių. Karalius Saulis taip pat buvo įgijęs didžiulę pergalę prieš Filistinus. Žinot, ką jis padarė? Jis pasistatė savo paminklą. Tuo tarpu Gideone, tame silpname žmoguje, kuris taip bijojo ir kuris dabar, būdamas prie šitos pergalės, jis puikiai supranta, kad tai ne jis, tai Dievas. Jisai visą savo šlovę atiduoda jam. Bet kada stiprus Saulius turėjęs 1000 karių, turėjo pergalę, jis mažai šlovės atidavė Dievui. Jis buvo tikras, kad tai padarė jis, nes jis buvo stiprus. Gideono silpnume Dievas galingai veikia ir parodė savo šlovę. Taip Dievo jėga pasireiškia žmogaus silpnume. Kada mes esame silpni, Dievas gali veikti per mus labai galingai. Ir kada mes suprantame savo silpnumą, mes tuomet nepritaikome, nepasiemame savo garbės, kuri priklauso Dievui. Ir tada aš pradėjau galvoti, ar nėra Biblijoje daugiau tokių pavyzdžių, kada Dievas kažkodėl pasirenka tos silpnosius indus, ne tos galingus karžygius, bet tos silpnus žmonės. Aš pradėjau ieškoti per Bibliją ir iš tikrųjų pamačiau, kad labai daug tokių žmonių. Ir kad atrodo, kad Dievui patinka dirbti su silpnais indais. Ir kalbėdant apie apaštalą Paulių, tai tikrai nesilpnas žmogus, ar ne? Mes jį įsivaizduojame kaip tokį galingą Dievo vyrą. Jisai iš puikios šeimos, jo tokia žymi giminė, jis gavo elitinį išsilavinimą, jis buvo religinės valdžios narys, autoritetingas, keliantis baimę tiem, kurie yra aplinkui, nes turintis valdžią ir pavaldžių kareivių, uoliai persekiojantį kitaminčius ir turintis galę mesti į kalėjimą tos, kurie jo nuomonė kitaip masto, blogai masto. Jisai buvo iš tikrųjų galingas žmogus. Tačiau štai dabar, kada jis pažino Kristų, jisai sako, kad visą tai jis laiko nieko vertu. Pagal žmonių išmintį, tai, ką jis turėjo, tai yra didžiuliai dalykai. Tai yra labai puikus dalykai. Tačiau dabar, kada jis pažino Kristų, jis supranta, kad visa tai yra žemiška ir laikina. Ir tai nesuteikia jokio pagrindo girtis. Ir dabar tai jau nebėra tai, ko jis vylėsi ar ko jisai pasitikė. Todėl ne visada Paulius buvo iš tikrųjų toks ryžtingas ir toks drąsus. Žinote, pirmam laiške Korintiečiam, 2 skyriuje ir 3 eilutėje jisai pasakoja apie save. Jisai sako, kada aš buvau pas jūs, aš buvau silpnas ir virpantis iš baimės. Palaukit, čia apie tą apaštalą Paulių, kurį mes ką tik sakėm. Silpnas ir virpantis iš baimės. Paulius žinojo, kad visa ta jo išmintis, visas jo autoritetas, ta stiprybė, kurią jisai turi, tai yra niekas, jeigu Dievas neveiks per jį. Viskas, ką jis turi, viskas, ko jis yra, tai yra niekas, jeigu nėra Dievo su juo. Ir tik pasitikėdamas Dievu, jo veikimu, jo galia, jis įgyvendindavo Dievo darbus. Ir šiandien toliau, po to, kai jis pasakoja, kad jis buvo virpantis iš baimės, jisai sako, kad mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodimas. Kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Kada aš suprantu savo silpnumą, savo nepakankamumą, aš suvokiu, kaip stipriai man reikalingas mano viešpats. Bet jeigu aš esu stiprus, jeigu aš esu galingas, jeigu aš galiu pats susitvarkyti, Dievui nėra ką veikti mano gyvenime. Jo vieta yra užimta. Aš esu ją užėmęs, nes aš galiu pats padaryti. Ir 2 laiške Korintiečiams 12 skyriuje
6-9 eilutėje apaštalas Paulius dalinasi. Jisai sako, jeigu panorėčiau girtis, aš nebūčiau neprotingas, bet kalbėčiau tiesą. Bet aš susilaikau nuo to, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, kas mane mato ir kaip mane girdi. Taip pat, kad neišpuikčiau dėl nepaprastų apreiškimų. Dėl to man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiotų ir aš neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet jis man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. Mano galybė tampa tobula silpnume. Mes nežinome, kas per dyglį turėjo apaštalas Paulius. Kažkas sako, kad jis turėjo kažkokią kalbos sutrikimą, kiti sako, kad galbūt regėjimas, kiti dar kitus dalykus. Tačiau mes matome, kad Pauliui jo silpnumas, jo netobulumas buvo palaiminimu, kuris leido Dievo galybei tobulai veikti jame. Labai dažnai mūsų pačių išdidumas, mūsų pačių stiprybė, jinai užtemdo Dievo vietą mūsų gyvenime. Atima Dievo vietą. Jis negali veikti, kada mes esame galingi ir stiprus, kada mes galvojame, kad esame tokie ir viešpačiui nebelieka vietos. Ir antram laiške Korintiečiams, 9-10 ten eilutėje, toliau truputį 12 skyriuje, jisai sako, kad todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus. Nes būdamas silpnas, aš esu galingas. Iš tikrųjų, mes niekada nevertinam savo silpnumo kaip gero dalyko. Tačiau, kada aš skaitau Bibliją, šitas visas istorijas, aš matau, kad Dievui patinka silpni žmonės. Jisai mėgsta juos naudoti savo šlovingiams darbams. Ir netgi tai yra sąlyga tam, kad jisai veiktų. Kada į mūsų gyvenimą ateina kažkokie, sudėtingi dalykai, kada mes nežinom išeičių, kažkokios lygos, kažkokie dygliai, kažkokie dar dalykai, kurių mes negalime suvaldyti. Ir mes tada pradedame panikuoti, mes jaučiamės labai blogai. Bet galbūt tai ir yra tas laikas, kada viešpats nori veikti tavo gyvenime. Kada jis kitaip neranda prieėjimo, kitaip neranda kelio. Ir štai tas silpnumas yra ta vieta, kada viešpats gali parodyti savo galią. Toliau, žinote, aš prisiminiau Mozę. Mozė buvo galingas Egipto princas. Karštakošis toks, išdidus žmogus. Pamatė, kad kažkas kriaužė, paėmė, užmušė, nesuko galvos. Bet paskui, kada kitą kartą ateina, žiūri, kad ne visi jį žiūri taip jau pagarbiai, kad yra truputį ir kitokia nuomonė. Ir mes matome, kad visame tame būdė jo, koks jis buvo, Dievas negalėjo veikti jame. Ir todėl mes matome, kad Mozė pabėga iš tos baimės, kad dabar už tą, kad jis nužudė, kad jam kažkas nutiks, jis pabėga ir 40 metų Dievas ruošia jo širdį, kad galėtų veikti per jį. Ir po 40 metų, kai Mozė sutinka Dievą, yra visai kitos kalbos. Jis yra nuolankus, jisai jau mato savo silpnumus, sako, aš nelabai moku kalbėti. Jisai ieško užnugario, klausia, kas tu toks, kas tu mane siunti, man reikia žinoti, man reikia pasakyti. Mes matome visai kitokį Mozę. Dievas ir taip, tokiu būdu, kada jo širdis buvo pakeista, Dievas buvo pasiruošęs veikti per jį. Dievas panaudojo jo nuolankumą didžiausiam Izraelio tautos istorijos įvykiui. Dabar, kai jis tapo silpnu savo akise, Dievas gali būti galingas jame. Dievas gali tuo negaliu
užimti vietą, užpildyti savo jėgą. Tas vietas, kur aš negaliu, gali ateiti Dievas. Bet jeigu aš viską galiu ir nėra vietos, kur Dievui įsikišti. Taip pat mes galime prisiminti ir Abraomą, kuris eina pas valdytojus ir bijo, kad jį nužudys, prašo, kad jo žmona apgaudinėtų, apsimetinėtų jo sesę. Mes matome Petrą, kuris ten prie laužų stovi, bijo, išgalvoja, meluoja, išduoda Kristų. Tačiau vėliau, kada jis supranta, kad jis nėra jau toks drąsus, kaip galvojo, Dievas pradedame veikti ir jisai tampa vienas bažnyčių vadovų. Mes matome Dovydą, kuris yra mažas berniukas, kurio tėvas net nepakvietė, kada atėjo pranašas tepti karaliumi. Jis nepakvietė to sūnaus, nes čia kažkoks avių ganytojas. Tačiau štai jisai nugalėjo Galijotą. Mažas vaikas, kai visa kariuomenė bijojo, jis atėjo ir nugalėjo. Dievas panaudojo tą mažą silpną vaiką tam, kad sugėdinti visas kariuomenės. Ir galiausiai Dovydas tampa karaliumi. Mes matome Izaiją, mes matome Jeremiją, didžius pranašus, kurie mato savo nepriteklių. Jie mato savo pažeidžiamumą, jie mato savo silpnumą. Ir tai leidžia Dievui veikti per juos. Tai leidžia Dievui padaryti juos didžiais pranašais. Taigi, visą tai apibendrinant tampa akivaizdu, kad Dievui patinka naudoti silpnus žmonės savo nuostabiems darbams įgyvendinti. Žmonės, matantys savo silpnumą, suprantantis savo priklausomumą nuo Dievo, tampa ypatingais Dievo indais. Jie tampa atviri Dievui veikti. Ir tai leidžia Dievui rodyti savo galią ir savo stebuklus per šitos žmonės. Taip Dievo jėga pasireiškia žmogaus silpnume. Ir galiausiai, žinote, netgi kai mes prisimename mūsų viešpatį Jėzų, mes matome, kad žmonės Jėzuje nematė kažko didingo. Po jo mirties, jo nukryžiavimą vertino kaip jo pralaimėjimą, kaip gėdą. Ir netgi dabar mes galime sutikti tokių žmonių. Kai kurie žmonės, kurie vėliau tapo jo mokiniai, sakė, kasgi gero gali būti iš to Nazareto. Laiške Izaijo pranašystėje, 53 skyriuje, mes skaitome pranašystę apie tai, kaip žmonės žiūrėjo į Jėzų. Ir štai nuo 2 eilutės 53 skyrius sako, jis išaugs jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknys iš sausos žemės. Neturi jis nei didingos išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime į jį. Nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jį niekų laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Mes žinom tas istorijas, kada Jėzus ateina pamokslauti į savo kraštą. Ir ten susirenka žmonės ir sako, taigi tas Jėzus, kur auga šalia mūsų. Čiagi tas Jozapo sūnus, kaip jis čia išdrįsta kažką mokyti mus ar kalbėti mums. Aš jį pažinojau dar, kai po stalų vaikščiojo, kai mama pampersus jam keitė. O jis dabar ateina ir čia, kas jis mano esas. Ir žmonės nenorėjo priimti jį. Jie matė jo silpnumą ir jie atmesdavo jį kaip tokį, per kurį Dievas negali jiems kalbėti. Ir netgi pats nukryžiavimas tai tiesiog buvo gėda kiekvienam žydui. Pirmam laiške Korintiečiams, 1 skyrius nuo 22 eilutės yra rašoma taip. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams mes skelbėme Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė už žmonės ir Dievo
silpnybė yra galingesnė už žmonės. Žinote, Dievo kvailybė išmintingesnė už bet kokią žmogišką išmintį, o Dievo silpnybė yra stipresnė už bet kokią žmogišką jėgą. Yra dalykai, kurie iš žmogiškojo požiūrio yra kvailystė ir silpnumas. Tačiau Dievo požiūriu tai yra išmintis ir Dievo jėga. Ir tai priešpastatoma tam, ką šio pasaulio žmonės laiko išmintimi ir jėga. Dievo kvailystė ir Dievo silpnumas slepiasi po dviejais žodžiais. Kristus nukryžiuotasis. Tai Dievo kvailybė ir Dievo silpnybė. Ir vis dėlto tai išmintingiau ir galingiau už bet ką, ką gali pasiūlyti šio pasaulio žmogus. Kryžius tai gėdos, silpnumo ir pralaimėjimo ženklas. Tačiau būtent jame yra raktas į Dievo jėgą, į Dievo išmintį, į pergalę ir į amžiną gyvenimą. Netgi siųsdamas savo sūnų išgelbėti pasaulio, Dievas panaudojo ne ką kitą, o jo silpnumą, jo pažeidžiamumą tenais ant kryžiaus, kad įgyvendintų galingiausią pasaulio išgelbėjimo planą. Štai kaip Dievo jėga pasireiškia žmogaus silpnume. Kągi tai sako mums? Žinote, pirmam laiške Korintiečiams, pirmam skyriui nuo 26 eilutės, apaštalas Paulius rašo apie mus. Ir jis rašo taip. Tik pažvelkite, broliai, kokiegi jūs pašauktieji esate. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akimis žema kilmis ir paniekintas, netgi tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo. Žinote, kartais, kada mes pasižiūrėme į bažnyčią, mes galvojame, visi tokie esame paprasti žmonės. Kartais norisi, kad čia būtų tokių žymesnių žmonių, kažkokių galingesnių, kad ir į valdžią lengviau nueiti ir dar kažką. Bet iš tikrųjų supranti, kad tai yra tai, ką Dievas yra sumanęs. Jam patiko pasirinkti silpnus žmonės, kad tie silpni žmonės sugėdintų tos, kurie laikomi galingais. Ir mes nesame išimtis. Iš tiesų, kai pasižiūrė į Dievo bažnyčią, mūsų tarpe daug buvusių nusikaltėlių, alkoholikų, narkomanų, paleistuvių, tiesiog piktų žmonių. Kai kurie mūsų jau buvo nurašyti savo šeimos, savo draugų ir visuomenės. Bet Kristus atstatė, Kristus išgydė, Kristus pakėlė. Tos silpnus žmonės, visų nurašytus, pasaulio išmintimi laikomus nieko, Kristus pakėlė ir padarė savo vaikais. Labai dažnai ir dabar dėl savo įsitikinimo, kuriems nepritarė mūsų visuomenės masės, mes esame persekiojami, mes esame niekinami. Mes laikomi keistoliais, durneliais, atsilikusiais, gyvenančiais kažkur ten anuose amžiuose, kai pasaulis jau ir progresas jau nuėjo tolyn. Bet džiaukimės, broliai ir seserys, nes būtent tada, kada mes esame silpni, kada mes neturime jėgų, kai mes esame laikomi kvailiais, Dievas gali nuostabiai veikti savo jėgą ir savo išmintimi. Kažkada Petras ir Jonas buvo atvesti prieš Sinedrioną ir ten tie vadovai galvojo, kad mes tai greitai čia viską sutvarkysim jos. Ir kada jie atvėrė burnas ir pradėjo kalbėti, tie religiniai vadovai pradėjo stebėti ir klausė, argi jie ne žvejai? Iš kur ta išmintis? Iš kur ta galia tose žodžiuose? Toks tvirtumas ir įsitikinimas savo teisumu.
Kai mes esame silpni, jis yra galingas mumise. Kai suprantame savo ribotumą, atsiranda erdvės pasireikšti Dievo jėgai. Ir jeigu mūsų laiko nieko, tai neturi mūsų stabdyti. Dievas pasirinko tai, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Visi jūs turbūt žinote tokį žymų krikščionį, kurio vardas yra Nik Vujčič, kuris gimė ir neturi kojų, neturi rankų. Ir žinote, aš kartais galvoju, kaip stipriai žmonės jo klausytų, jeigu jis viską turėtų. Ar apskritai kas nors bendrautų su juo, ar jis būtų įdomus kažkam? Ar galėtų jis pasiekti tokias masės žmonių, jeigu viskas jam būtų gerai? Jeigu jis neturėtų to silpnumo, to pažeidžiamumo. Savo neįgalume, savo silpnume jis atrado pašaukimą skelbti Dievo jėgą šitam pasauliui. Ir dabar, būdamas silpnas, būdamas netobulas, jis renka arenas didesnės nei geriausi pasaulio oratoriai. Argi tai ne Dievo darbas? Ar tai ne Dievo galia, kuri pasireiškia žmonių silpnume? Na ir grįžtant dar truputį prie Gideono istorijas. Mes matome, kad pradžioj į Gideono kvietimą eiti į karą atsiliepė 32 000 žmonių. 32 000 karių prieš 135 000. Mažoka, ne? Ir Teisėjų 7 skyriuje, 2 eilutėj, kada visi šitie kariai susirinko pas Gideoną, skaitome taip. Viešpats tarė Gideonui: tu turi per daug karių, kad atiduočiau jiems į rankas Midjaną. Juk Izraelis tik ir girtusi man, manydamas, mano paties ranka mane išgelbėjo. Ir Dievas pasakė: visus, kurie bijo, paleisk namo. Ir štai ten yra kariuomenė 135 000. Gideonas, išgirdęs Dievo paliepimą paleisti karius, turbūt galvoja, tegul ne vienas neišeina. Gal visi bus drąsūs. Ir ką jūs galvojate? Jisai tik paskelbė, kad eikite namo, kas bijote. 22 000 išeina namo. 2/3 visos kariuomenės išeina. Lieka 10 000. Viešpats sako, tu per daug turi karių. Su tiek karių tu paskui sakysi, kad tu pats nugalėjai. Tu galvosi, kad tai tavo jėga, kad tai tavo stiprybė. Ir paskui, kaip mes matėme ir filmuke, jie geria vandenį ir Dievas sako, dar per daug, davai dar paskirstom. Pažiūrėk, kaip kas geria. Ir matom, kiek čia, liko 10 000 žmonių, ne? Ir 300 geria vienaip, o visi kiti geria kitaip. Gideonas, tik 300 eis namo. O Dievas sako, pala, ne, va tie 300 tegul eina su tavimi, visi kiti namo. Aš įsivaizduoju, kad Gideonas ten buvo labai išsigandęs. Kaip su tiek žmonių nugalėti tokią kariuomenę? Bet žinote, Dievas, jisai norėjo parodyti savo galią. Jisai nori parodyti, kad tai jisai kovos tą kovą. Kada mes esame silpni, Dievas nori kovoti mūsų jėga, mūsų kovas. Tačiau kartais mes turim per daug dalykų, kuriais mes vis dar pasitikime. Per daug dalykų, kad kažkas išsipildytų ir paskui mes sakytume, tai mano jėga, tai mano ranka mane išgelbėjo. Ir tada kartais Dievas paima tos dalykus iš mūsų. Mūsų nuostabius darbus, mūsų nuostabią sveikatą, mūsų nuostabius namus, dar kažką, ko mes pasitikime, ką mes galvojame, kad tai užtikrins mūsų ateitį ir padės mums. Ir mes matome, taip Dievas veikia su Gideonu. Jis paėmė viską, ko jis pasitikėjo, tam, kad galėtų pats parodyti galią. Ir iš tiesų galiausiai Gideonui beveik nieko nereikėjo daryti. Reikėjo šaukt biškį ir viskas ten patys nusižudė žmonės.
Bet visa tai keitė Gedeono širdį. Žinote, taip pat ir su kiekvienu iš mūsų Dievas dirba, keisdamas mūsų širdį. Kažkas ateina į mūsų gyvenimą, kažką mes prarandame. Ir kada mes patiriame tos praradimus, mums reikėtų įvertinti tai, ar tai nėra Dievo įsikišimas, nes kitaip jis negalėjo prabilti mus, nes kitaip jis negalėjo su mumis kalbėti, nes mes buvome per stiprus, per daug pasitikinti savimi ir nedavėme jam vietos. Kartais mes turim per daug tokių dalykų. Tėvus, draugus, sukauptus pinigus kažkur tai, investicijas. Ir visa tai nėra blogi dalykai, tačiau ne jie mus gelbėja. Žmonės miršta, bankai bankrutuoja, turtas pavagiamas, bet Viešpats išlieka tas, kuris visada gali būti šalia. Jo niekas nepajudins, jo niekas nepavogs, jo niekas nenustums. Ir kartais jisai sako mums, kad tu turi per daug pasitikėjimo objektų. Ir žinote, žydų istorija buvo daug tokių vietų, kada Dievas išgelbėja žydų tautą nuo priešų, o jie vietoj to, kad dėkoti jam, nueina dėkoti stabams. Dėl to, kad vienu metu jų namuose buvo ir Dievo garbinimas, ir stabai. Ir kada tai darydavo Dievas, jie eidavo dėkoti stabams. Ir kada mūsų gyvenime kažką padaro Dievas, mes kartais viską prisiemam savo protui, savo galiai. Ir tai žeidžia Dievą. Veikdamas mūsų gyvenime, Dievas pakeičia mus į tinkamus indus vykdyti jo istoriją. Ir net jeigu kiti žmonės uždeda mums kažkokias etiketės, nurašo mus, prisiminkime, kad Dievui patinka dirbti su silpnais žmonėmis, įrodyti savo galią silpnose žmonėse, kad sugėdinti galingusius. Ir tik Dievas žino, ko mus ruošiasi paversti ir kur nori mus atvesti pagal savo nuostabią valią. Ir baigdamas noriu priminti, kad net kai turime daug ir esame stiprus, mums nėra ko girtis. Nes ko didesni savo akise mes esame, to mažesnis mūsų akise yra mūsų Dievas. Jeigu mes galingi savo akise, Dievui belieka laukti, kol mes prieisime duris, kurių negalėsime atidaryti. Dievui belieka laukti, kol mes atsitrenksime į sieną, kurios negalėsime sugriauti. Ir tuomet savo nuolankume mes ateisime vėl pas jį. Ir tada, kai suvoksime savo silpnumą, Dievas galės parodyti savo galią. Silpnumas, leidžiantis Dievui veikti, jis yra kvailystė pasaulio akise. Pasaulis krikščioniškas vertybės laiko silpnybėmis. Bet iš tiesų yra daug lengviau pasakyti piktą žodį atgal, negu atleisti. Yra daug lengviau pasiduoti kerštui, negu susilaikyti. Yra daug lengviau pasiduoti nuodėmei, negu išstovėti teisume. Yra daug lengviau eiti su visa masė žmonių, negu būti Kristaus sekėjų. Nors mes esame silpni ir ne visuomet išmintingi, kai mes tai pripažįstame ir atidodame Kristui, jis neabejotinai keičia mūsų širdį, darydamas mus tinkamais indais, kad galėtų rodyti savo galią per mus. Taigi, kada savo silpnumo akimirkomis būkime atviri Dievo veikimui. Pagalvokime apie savo silpnybės kaip apie jo būdą veikti mumise. Ir būkime dėmesingi jo balsui, jeigu Dievas pakviestų mus kažką daryti, kaip pakvietė Gedeoną. Ir tuomet būkime drąsus, nes jis visada eis kartu su mumis. Ir prisiminkime, kad Dievas yra labai labai kantrus. Ir jis nori mus nuvesti nuo to, kokie mes dabar esame, į tai, kai jis yra mums sumanęs. Prisiminkime, kad kada mes esame silpni, Dievas yra galingas mumise. Amen.